Šiuo metu vyksta paskutiniai atkasamieji žemės kasimo darbai, ieškomas vandens nuotėkis, kurį planuojam šiąnakt likviduoti. Likviduojant šią avariją dirba maksimalios bendrovės pajėgos bei pasitelkti rangovai. Prieš nutraukiant vandens tiekimą mes atvežėme į Pilaitės rajoną 2 vandenvežes, taip pat į mokymo įstaigas, gydymo įstaigas pristatėm vandens talpas. Priežastys turbūt pagrindinės, kad ekstremaliai sunkiai yra likviduoti šitą avariją, nes stengiamės dienos metu Pilaitės gyventojams palikti vandens tiekimą ir stengiamės avariją likviduoti tiesiog esant nutekėjimui, dėl ko apsunkinti yra žemės kasimo darbai ir tai užtrunka laike. Ir atjungiam vandens tiekimą tik tais minimaliai nakties metu, kai visi gyventojai miega. Priežastį tirsim tikriausiai vėliau. Dabar mums svarbiausia yra suremontuoti ir atstatyti vandens tiekimą. Atnaujinus vandens tiekimą rekomenduojame šiek tiek nuleisti vandenį krane ir to pasėkoje turėtų vandens kokybę atsistatyti prieš tai buvusią. Jeigu vandens kokybė neatsistatytų, visais atvejais kreipkitės į Vilniaus vandenų avarinę tarnybą.